Pradedu 41 dieną iš miestelio Gandija. Niekad nesu apie tokį girdėjęs prieš tai. Tai kažkoks kurortinis miestelis. Viešbutį sutikau dvi lietuvės. Nelabai buvo linkusios atvirauti, tiesiog sakė, moteris su marčia. Kažkur viena gyvena Ispanijoje ir jau ši kažkaip keliauja kažkur ten. Tai va, tai supratau, kodėl aš jau matytume blogai įsimiegu kandiškės. Reikia išsijunginėti kandiškę, nes kažkaip toks kaip pašalęs, nežinau, keistas jausmas. Lyg ir nesargu, bet toks biški dūžis jaučiuosi. Ir naktį budinėjau. Tai savijauta tokia gal 8 iš 10. 7 gal labiau. Tai va, tai dabar šiandien bandysiu varyti iki Alicantės, čia apie 100 iki 120 km. Bet bus jau kalniukų, praškai iki 4-5 vakaro kilsiu. Į beveik 900 metrų nuo jūros lygio. Ir po to pabiškį leisiuosi į Alicantę. Tai galvoju gal varyti iki Torreviejas, bet iki Torreviejas dar toliau. Gaunasi apie 100 pem gal. Kažkaip nusprendžiau gal nesiplėšyti čia. Tai pabiškį artėju prie Malagos. Nuo ten jau, nuo Marbėjos jau tenai. Praškai 2-3 dienos ir bus, gal 3-4 dienos ir bus Portugalija. Tas daugiau žvejybinis miestelis buvęs, labai daug valtelių, inkarų prileista. Varau pabandysiu pagauti mediją, tą prancūzą, kur vakar susipažinom. Jau lyg tai sakė, išvažiavo jis iš Gandžio, to Eurovelo 8 keliu. Oh, okay, so... Oh, so you're only cycling to the Almeria? Yeah. Oh. But it's not just for that. If I go to Algeciras, I go to Algeciras. Algeciras, it's close, it's like Gibraltar. Oh, yeah. It's the same, but it's the city. Yeah. But I know this part, I know. Not in bicycle, but I did with my grandfather and my grandmother, and I did alone with a friend, the last year with truck, like van. Yeah. But I want to go to the east. I don't want to be in Tanger. So I took Almeria, it's just front of, in case I would like to go in Algeria. Oh, yeah. But French people put the visa really hard for the Algerian people. So Algeria now said, okay, if you put the orders for us, we put orders for you. Okay. So it cost 110 Euro and for visa. The visa. Mm-hmm. And you need to ask 2 months or 3 months before. So it's not the plane. Oh, yeah. And I go to just close. That is nice. It's the part I never been. So Almeria Nador, it's really front. It's a 7-hour by boat. And after, I think I'm going to the land. Okay. I not follow the coast. I have family in Meknes. And yeah, maybe in the desert, in the part of the west, and after Mauritania, that I cross really the Sahara.
But not with bicycle. For the Easy. But there is the roads, right? One road. One road. And you can go. I did with hitchhiking three years before, Yeah. but in the other way, Dakar to Rabat. In the opposite, in Yeah. the other Do you side. speak Arabic? Arabic? Little, but not really. And there are one road, but they are bomb in the land. Uh-huh. You know? Yeah. Mine. Okay. Minefields. Minefield. Yeah. So you need to be in the road. Not go for sleeping. Outside. But yeah, it's the part a bit dangerous. Like a bit, you don't know. That's part, but I think I will speak with the people and sleep in the house. I will try. More safety to know the people. Yeah. Yeah. Okay. So maybe probably Yeah, you will. I will go faster. For me, you know, it's like It's like my pulse is on the bottom, blue color. you have I know the Yeah, the sensor here. you have the sensor. Yeah. Yeah. So Raimondes, see, Yeah. have a good trip. Yeah, you too. You too. Safe Enjoy. trip. Yeah. And keep contacts. Yes, yes. I will watch your Instagram. Yeah. Yeah. Too, I will watch the Yeah. tonight. I think Yeah. the YouTube. Yeah. For the I day. put some pictures on the Instagram as well. I saw. I share. Yeah. Really nice one. I have in the camera, but I need to wait at the end. Yeah, yeah. I understood yesterday that will be quite challenging to get that picture from you fast. I know, fast, yeah. Because I need a computer. Yeah, yeah. But Yeah. yeah, enjoy. Yes, Until, you too. You too. I will- Take care. Be safe. Yeah. Be safe. Have a lot of water and try to have more different type of food, Oh yeah. especially proteins. Yeah. Okay? Because that is also the travel. Yeah. The food. Don't sit only on the mandarines. No, no. As yesterday, right? I think today also in my phone. In the morning I ate one, but I eat. Yeah, yeah, it's okay. Yeah, go. So you will. Yeah. Okay. See you then. Yeah, see you. Yeah. Take care. Bye bye. Nu, išsiskyrėm su Medi. Man biški per lėtai. Na, prasidėjo piniukai. Pradėjau rinkti į kelnes. Tai grožis pasikeitė. Mandarinės, mandarinų. Kokį būtų gal faina pabandyti sunokti. Nu, supyliau vieną silanto. Tikiuosi užteks. Panašu, kad gal ir silanto buvo likę nedaug. Reikia pripūsti, pabandyti, pažiūrėti, ar laikys ar ne. Gal užsisandarins.
Tikiuosi. Kažkur spyglius pradūriau, panašu to. Nu ką, užsisilinu. Važiuojam. Hola. Hola, buen día. Wow. O čia tai grožiai. Nu gražu, labai gražu. Buvęs irgi geležinkelio bėgių kelias. Ir vat, kai kur dar oro linijos elektros yra likusios, bet dauguma visko yra sugriuvę. Ir padarytas toks hikingo ir dviračių takas. Smagu.
Tai faina, va, kažkiek miestelėje važiuoju, ieškau kavinės. Pirmą vėl kavinę sutikta, kurią radau, atvažiavau, bandau užsakyti nealkoholinio alaus ir kolą su ledu. Dėl ledo nesusitarėm niekaip, nu, supratau, kad suprato, paskui parodė man, kad ledą suprato, tai, žodžiu, atsisėdu, atneša man gėrimus, šalia valo stalus. Aš sako, tu gal lietuvis? Sakau, jo, iš Lietuvos, sakau, jo. Pasirodo, Raimonda dirba čianai ir daug metų gyvena Ispanijoje ir jos vyras Bronius. Tai, žodžiu, susipažinau su lietuviais, kurie čia gyvena Ispanijoje. Taip netikėta, blemba. Turiu kažkokią agį, kažkaip traukia. Arba tų lietuvių čia tiek daug, kad kiekvienam bare gali rasti. Ar kažką. Tai taip fainai pasišnekučiavom. Super. Labai gerai. Kaip diena, taip lietuviai. Geras. Nu, labai smagu, labai gera. Alcohol, primera calle a mano izquierda, ya sigue todo recto. Gracias. Can I go by bike? ¿Qué? Can I go with bike here? No. No? Only this way? First to the right, and then... This way? No. This way. Yes. Okay, gracias. Čia kažkokius fejerverkus ruošia. Kažkokia bus šventė. Ilgas tunelis be apšvietimo. Nu, taip noris pavaryti, užgulęs ant tų pedalų, bet kaip 13-14, taip 13-14, kažkaip šiandien nesivažiuoja, nežinau. Aišku, čia dabar danga tokia prastesnė, bet ir asfaltą, ten 20-22, kažkaip nebėga mašina. Sunkiai tie kilometrai šiandien renkas, sunkiai. Juoda spalva po zebrą turbūt šiandien. Kovoju, vargstu čia, blemba, taip sunkiai įkalbinėjai save nuvažiuotos kilometrus. Užsibukinau jau viešbutį, jau gal dar į miestą išlysiu, bet panašu, kad važiuosiu tiesiai viešbutį. Ir čia vargstu, liko 40 kilometrų, 2 valandas iš principo ir visiškai kažkaip nevažiuoja. Vis tiek va įkalnė, bet kažkaip, nu, vargstu, tiesiog vargstu, kažkaip nėra parako. Liktai jaučiuosi ir gerai, bet taip kažkaip, nu, nesivažiuoja. Nežinau, sunku. Ir kai sėdėjau su lietuviais, išgėriau ir nealkoholinio alaus, ir Coca-Colos, ir maistų suvalgiau, bet kažkaip nesijaučiu, kažkaip tos energingesnis. Ir sneakersą suvalgiau po to, ir vandenį geriu non-stopu. Ar čia karštis, ar čia tiesiog jau kažkoks išsekimas darosi. Žodžiu, nėra smarvės kojose. Kaip priverčiu save paspausti, bet neišlaikau greičio. Pavarau, vėl primstu.
Wow. Koks grožis. Kai gerai atrodo. Užvažiavau pagaliau. Juhu! Nu dabar įsikvėpk, įsikvėpk. Nu, dieneliai pabaigėlė, labai sunku buvo kažkaip šią mintį. Vaizdas tai labai gražus, keliai tai, wow. Tai kažkiek priminė tą Italijos pradžią, kai buvo tie tuneliai, tai irgi geležinkelio, tik aišku, infrastruktūra ne taip, turbūt gerai pavystyta, bet ten taip ir toks tikslas, aš įsivaizduoju, kad koks dangus gražus, būtinai turiu parodyti dabar dangų. Saulėlydis. Gražiai dėliojasi. Tai va, labai smagu sekasi man, kažkaip turiu uoslę lietuviam, nors nesitikiu aš jų sutikti, bet va, šiandien irgi užėjau kavinę. Bandžiu užsisakiau, kaip pasako aš viską. Tai, žodžiu, sutikau lietuvius, tai smagu. Labai faina, kad tokie draugiški lietuviai. Važiuoju, sutinku. Pasišnekam, pakalbina. Labai smagu. Italijoje būdavo ten koks, buvo keli kartai, kai pravažiuodami lietuviai tiesiog papipino, ten kažką labas vakaras pasakė vieną kartą, arba ten pasisveikino ir pravažiavo. O čia tai faina, tai pasišnekėjom. Raimonda, nereikėjo manęs vaišinti maistu. Aš tikrai visur galiu susimokėti. Bet smagu, aišku, buvo labai susitikti. Labai. Man daugiau tas toks santykis, kad su lietuviais pašnekėti, sužinoti, kaip jie gyvena, kaip jie atsidūrė. Tai vakar Antanas iš Mažeikių ir šiandien Raimonda su vyru iš Mažeikių. Tai labai smagu. Oi, bet kaip kažkaip jėgų tai nebuvo, kažkaip 60 kilometrų jaučiau, kad jau nusibaiginėjau kažkaip. Minu, bandau tas ten paspaudti, bet nesispaudžia. Liktai dedu pastangos, bet kaip 14, taip 14 greitis. Paskui tuneliuose gal biškį atvėsiau, tai geriau buvo. Oi, bet... Šiandien gal Alicantė šventė, nes čia visur Ispanijoje, kaip suprantu, šventė. Vienam iš to miestelio Gandijos, kur išvažiavau, tai sakė, bus šventė vakare. Ir paskui dar italą backpackerį sutikau, tai irgi, olia. Ir tas backpackeris sakė, kad sakė, būčiau žinojęs, anksčiau būčiau neišvažiavęs iš Gandijos. Tada va šiandien irgi pravažiavęs, va ten tai vietoj, kur su Raimonda ir jos vyru kalbėjau, tai irgi buvo matėsi uždarytas miestelis, nes ruošė fejerverkus statė, tai matyt bus kažkoks tai renginys. Tai policija nepraleido pravažiuoti, reikėjo važiuoti. Tai visai smagu, nebuvo tiek daug sukilimų, nes buvo tuneliai. Tai tas gerai, bet vis tiek kažkaip jėgų nebuvo. Gal per karštą čia man darosi. Gal neatsigeriu, gal elektrolitai kažkokie netokie, nežinau. Ar gal bendras nuovargis, nes taip žiūri, kiekvieną dieną jau darosi, vis daugiau reikia pastangų įdėti tą važiavimą. Nu kažkaip nebedžiugina taip, kaip anksčiau džiugina. Taip ir lyg tai pailsiu, bet vieną aišku išsiaiškinu dėl kondišino, reikia miegoti be kondišino. Tai šiandien būtinai norėjau miegoti viešbutį.
nenorėjau gal eksperimentų su kažkokiais mėgojimais kempinguose ar laukuose. Dėl to, kad reikia kažkaip biškį įsijausti geriau po nakties. Nes prabudinėjau, buvo šalta, tai kažkaip gerai išmiegoti, labai gerai išmiegoti. Ir paskui pabaigiau tos sukilau. Paskui pabaigą sukilau, užvažiavau į kalną. Tai prasidėjo tokie serpantinai, bet ilgi tokie, galėjau pasibėgėti. Tai fainai žemyn leidaus, ten labai gražiai tie kalnai atrodė, viskas tokie biški migloj, bet labai įspūdingai. Nu jautės, kad normaliai užkapojau šį viršų. Tai leidaus, tai kokį pusvalandį atlošiau, bet va dabar buvau sustojęs degaliniai, tai valgiau ledus, gėriau visokius ten tos aliošių gėrimus ir atsigaudinėjau. Nes turbūt tikrai dėl hidratavau, gal biškį trūko vandens, nes jau nesu atvažiavau iki degalinės visiškai be vandens. Tai va, dabar apie Rydą, tai šiandien bus biškį gal virš 110 kažkur tai kilometrų, va 107 rodo, bet bus daugiau biškį, nes čia dar liko iki 7 kilometrai iki viešbučio. Jo, gerai, kad nevariau šiandien iki Toraviejos, nes būčiau čia šiandien žudęsis. Tikrai ten pirmoji daly tai kelias buvo toks per akmenis, plus priekinis tas ratas leido. Bet paskui ratas sutvarkiau, dabar panašu, kad visai nebeleidžia oro. Tai manau, kad jeigu rytoj bus oro, tai galiu pamiršti. Iškisilantas supiltas papildomas užsilino viską ir viskas puikiai. Tai šiandien pavalgyti kažką tokio, kaip ant makaronų traukiau. Vakar norėjau, bet vakar salotų graikiškų suvalgiau vakare. Bet skanios buvo graikiškos salotos. O šiandien turbūt norėsiu makaronų. Nes labai jau vakar norėjau, šiandien noriu. Reikia makaronų. Ir mėgelė. Reikia gerai vat mėgoti. Jo, aš šiandien į centrą nevažiuosiu ir dabar vengiu važiuoti į centrą, nenoriu čia labai įsimalti į reikalus. Į kamščiusius rautus, nes toks kažkoks nuovargis momentais atrodo, kad biški disorientuojasi. Čia gal sakau dėl to, kad vandens gal trūko. Gal ir mažai gėriau ir mažai turėjau. Ir tas vanduo buvo šiltas, tai dabar užsipyliau 1,5 litro šalto ledinio, tai net iš gertuvių garavo, kai supyliau. Nėra resurso per tas dienas visiškai kažką kito padaryti. Visą dienos va taip ir nueina atminimo. O toks saulėtlydis. Gražu. Labai gražu. Takas pabaigai. Kažkaip čia taip jau žiūriu, tradicija tampa. Paskutiniai keli kilometrai per kažkokius šiukšlynus, sąvartynus, bomžynus. Šone, aišku, futbolo stadionas, geras apšvietimų, jaunimas futbolo kalą, bet mano kelias, šortkutai tokie būna į pabaigą, Google Mapsas moka nustebinti.